Dar šiek tiek patologijos, truputį dar dėmesio, jau aš ilgai nebeužtruksiu. Apskritai, galvojant apie šitos du sąnarius, buvo tokia užduotis, ką apskritai galima šnekėti, yra skysčio arba nėra, viskas to baigėsi. Bet, vis tik pabandykim dar pasižiūrėti, galbūt įmanoma bus ką nors įdomaus atrasti ir šituose sąnariuose. Taigi, vėl prie tos pačios anatomijos, kuri yra pagrindų pagrindas, pradedant tyrimą. Taigi, akromijoklavikulinis sąnarys. Tai yra sinovijinis sąnarys, tai yra sąnarys turintis ertmę, jungiantis menties petinę ataugą su lateraliniu raktikaulio galu. Tai yra ribotos amplitudės sąnarys, apie 20 laipsnių judesių amplitudė, yra sutvirtintas viršui ir apačioj kapsulės sustorėjimais, kuriuos galima būtų įvardinti viršutinio apatinių raiščiais. Viršutinį raištį galima bandyti identifikuoti ultragarsu. Tai būtų šita vieta, bet tai yra, sakysim, kapsulės dalis. Raktikaulio petinį galą tvirtina dar korako klavikulinis raištis, kuris yra iš dviejų dalių. Tai yra trapecinis ir kūginis raiščiai. Šitų raiščių mes dėja nematysim, tai apie juos daug nekalbėsim. Ta raištį, kurį galime matyti, jau priklauso jisai nebe šitam sąnariui. Tai va, o pati ertmė sąnarinė yra čia, tarp dviejų kaulų galų yra tarpas, kuris yra pridengtas raiščiu arba sąnarinė kapsulė. Kaipgi dabar mes įtyriam, tai tyriam koronarinį plokštumoj šitą sąnarį. Matuojamas plotis tarp galų kaulinių, čia arba čia. Galime lyginti su kita pusė, ko gero tą reikėtų daryti, norint įvertinti tiksliai. Jauniems ir sveikiems pacientams galima būtų pamatyti sąnarinį diską. Šitoje vietoje būtų jisai, bet apie jį kalbėti, ko gero, daug nepavyks, nes jisai ne visada matosi ir tikėtis jį pamatyti ir galbūt identifikuoti jo patologiją būtų šiek tiek klaidinga, nes tai nėra visada matoma struktūra, dėl to ją reikėtų turėti tik tai omeny galvoje, kad toks yra. Pats intraartikulinis diskas akromijoklavikulininiam sąnary užima ne visa sąnarys, dažniausiai būna kylio formos, būna variantų anatominių, kai dalina sąnarį dvi ertmes, bet dažniau tai būna trikampė menisko formos struktūra ir rodiklėmis pažymėtas raištis čia arba čia. Pusiau norma, pusiau patologija, nuo ko galim pradėti tokia, sakysim, normos variantas, tai yra priedinis kauliukas arba priedinis pėties kauliukas arba osakromialė. Rengenologiškai gal tai būtų vaizdžiau šiek tiek, tai yra mentis petinės ataugos neprikaulėjusi epifizinė dalis arba nepilnai prikaulėjusi epifizinė dalis. Matome dvi linijas jungiančias šitą kauliuką su petinė atauga. Echoskopiškai netaip vaizdžiai atrodys, tai būtų šitoj vietoj osakromialė, čia būtų petinė atauga, o čia būtų normalus akromijoklavikulinis sąnarys. Tai yra echoskopinė išvada remtųsi radus du kabutėse akromijoklavikulininius sąnarius. Tai jie atrodytų identiškai. Tada galima kalbėti apie priedinį peties kauliuką. Kita patologija, kai skystis yra arba jo nėra. Čia dažniausiai tokia būna patologija, tai tas skystis sąnariai būtų išsipūtęs, bet mes galim pamatyti ir papildomus anaerogeniškus ribotus darinius. Tai būtų artikulinės cistos arba vadinamieji ganglionai, šiek tiek iš patogenezės. Tai dažnai būna susijęs su pilnu seno viršdyglinės arba antdyglinės, kaip čia pavadinus, sausgyslės plyšimu. Patogenezė būtų tokia, kad sausgyslė, kuri tvirtinasi prie didžiojo gumburėlio, nutrūksta. Per ilgą laiką šitas tarpas susiaurėja ir judesių metu žastikaulio galva trinasi į akromijoklavikulinio sąnario apatinę dalį, pažeidžia kapsulę, šitą kapsulę praranda vientisumą ir sąnario ertmė susisiekia su akromijoklavikulinio sąnario ertmė ir atsiranda cistos, kurios išlenda į paviršių, galima matyti įvairaus dydžio su visokiais hiperechogeniškais intropais dėl lydinčių ligų uždegiminių, kaip reumatoidinis artritas arba dėl
atsidėjusių nuosėdų. Galima bandyti spustelti šitą vietą, gausim galbūt geizerio požymį, tai yra šitą cistą subėgs į vidų, paskui atleidus jinai vėl išsiverš į paviršių. Tai yra tokie mechaniniai pažeidimai pačio sąnario kapsulės ir išsipūtimai skysčių į paviršių. Kita patologija, kuri būtų apžvelgtina, tai būtų jau trauminis kilmės. Tai akromio-klavikulinis nestabilumas. Ultragarsu rutiniškai kažer taip yra siunčiama tam akromio-klavikuliniam nestabilumui įvertinti, bet tokių bandymų yra. Tokie išplėstinė klasifikacija tai yra Rockwood, yra 6 tipai, 3 iš jų įmanomi įvertinti ultragarsu, likę galutiniai 3 yra susijęs su pačio raktikulio dislokacijos vieta, ultragarsu sunkiai būtų įvertinami, dėl to galbūt verta būtų supaprastinta, tai yra TOSI klasifikacija, kai yra skaičiuojamas indeksas, tai yra matuojant sveikos pusės akromio klavikulinį matmenį su pakenktos, išvedant indeksą, kai jie turėtų būti lygus šitie tarpai. Ir vienam tarpui didėjant, kitam mažėjant, galima bandyti klasifikuoti ir įvertinti šito prasiplėtimo laipsnį. Kiek tai būtų aktualu, vėlgi klausimas bendradarbiaujant su klinicistais, ar tai yra prasmė to skaičiavimo ar nėra, kiek jie tuo pasitikėtų ir kiek jiems iš to naudos būtų. Tai vaizde atrodytų panašiai taip, tai yra tarpas tarp galų, jeigu daugiau negu 6 mm galima sakyti, kad yra prasiplėtęs, bet yra įvairių anatominių variantų, kur reikėtų neužmiršti lyginti abi pusės, gali būti abiejose pusėse panašus, ypatingai minimalus prasiplėtimai ir reikėtų neužmiršti vertinti pakilimo vieno kaulo kito atžvilgiu, kas rodytų į korako klavikulinio raiščio plyšimo. Tai šitą atstumą irgi galima būtų išmatuoti, čia normatyvų nėra, tiesiog šitie kaulai turėtų būti lygus, o čia turėtų būti mažesnis tarpas. Esant nestabilumai, tai esant kapsulės plyšimui mes matysim prasiplėtusi tarpą, mes matysim bestruktūrės mases, skysčio intarpus, tai bus hematoma, bus plyšęs viršutinis raištis, tai yra kapsulė, aplinkinė edema arba aplinkinis skystis. Uždegiminės ligos, kurias galima būtų apžvelgti, yra labai plati tema. Taip sąlyginai būtų galima galbūt dėlioti į pirminės yra degeneracinės arba artrozės, trauminės kilmės, uždegiminės kilmės, ta prasme, kad tai būtų sisteminiai uždegimai ir 7 tai būtų sukėlėjęs mikroorganizmas. Koksgi tai būtų skirtumas? Visų pirma, ką mes pamatysim? Matysim kraštinius osteofitus. Esant degeneracinės kilmės pažeidimams matysim galbūt net ir susiaurėjusį tarpą. Ir išdėjus kraujotakos režimą mes čia nematysim jokios aktyvėjusios kraujotakos. Ta galima būtų įvardinti osteoartrozė, literatūroje tai būtų osteoartritas arba degeneraciniai pakitimai, kaip mes tą pavadinsim, bet esmė tai yra tokia. Osteoartritas, kokį mes suprastumėm kaip uždegiminis su galūnė-itas, būtų su suaktyvėjusia kraujotaka, tarpas greičiau būtų prasiplėtęs negu susiaurėjęs, būtų kaulinės erozijos kraštų, osteofitai būtų tokie, sakysim, sąlyginiai, dėl atsiradusių erozijų, tai būtų tas toks uždegiminis, aktyvus elementas, daugiau išreikštas sąnaryje, negu prieš tai buvusio pavyzdžio, daugiau lėtiniai, osteofitiniai ir sąlyginai ramus uždėjus Doplerį vaizdai. Čia normalus sąnarys, čia yra pakenktas uždegimo sąnarys. Kitas sąnariukas kitame gale, jie šiek tiek skiriasi, dėl to aš juos irgi išskyriau, turi tam tikrų niuansų. Tai šitam sąnary, sternoklavikulinis sąnarys yra vienintelė sąnarinė jungtis, jungianti pečių kaulinį lanką su krūtinės ląsta. Tai apkrova būna pakankamai nemaža. Dažna labai patologija būna dominuojančios rankos, dešinė rankiam dešinės pusės, kairė rankiam kairės pusės. Šitas sąnarys yra balno formos ir sąnariniai paviršiai netitinka visiškai vienas kito. Dėl to tarp jų yra
sąnarinis diskas, kuris paprastai užpildo visą sąnarinę ertmę, dalina ją į dvi pusės. Į sąnarį šiek tiek įsijungia ir pirmo šonkaulio kremzlinis galas. Be minėtų anksčiau sąnario kapsulės sustorėjimų, kurie yra kaip raiščiai, dar išskiriam interklavikulinį ir kostoklavikulinį raištį, kurie normaliai nematomi. Sąnarinė ertmė yra čia, tarpas tarp kaulų, tiesiog nutrūksta kaulinis kontūras. Čia galima išvelgti įvairius elementus, kuriuos įvardinam kaip raiščius, bet jų, sakysim taip, į protokolą įtraukti standartiniam ištyrime ir minėti, ar jis yra plyšęs ar neplyšęs, nereikėtų, nes dažnai to nepavyks padaryti. Trauminiai pakitimai šito sąnario nėra tokie dažni, pakankamai stiprus sąnarys, jisai, kad išnirtų arba dislokuotų, kaip sakant, turėtų būti didelis poveikis. Regbio žaidėjams yra dažni šitie išnirimai, nes apkrovos būna didžiulės. Dažnesnis vis tik yra priekinis išnirimas negu užpakalinis, bet šitas išnirimas yra pavojingesnis. Echoskopu mes netaip vizualiai pamatysim šitos dalykus. Tiesiog bus ne visiškai, lyginant su kita pusė, vienoda anatomija, matant, kad tai yra pasikeitimai kažkiek kaulų, bus platesnis sąnarinis tarpas, bus intrasąnarinė arba parasąnarinė hematoma, bestruktūrė aplinka, tokia edemiška, uždegiminė bestruktūrė aplinka. Dabar šito sąnario vėlgi tie patys uždegiminiai pakeitimai. Aš šitą lentelę išdėjau ne tam, kad ją analizuot, bet tam, kad parodyt, jog mes echoskopu negalim išskirti diagnozių. Diagnozė yra klinikinis reikalas, į kurią įeina ir demografiniai dalykai, ir klinikiniai, ir laboratoriniai dalykai. Dėl to sisteminimas toks tų uždegiminių dalykų yra labai klampus ir labai sąlyginis. Tai aš vėl grįžtu prie to paties, bandant išskirti tiesiog priežastis. Tai yra degeneracinės, trauminės, uždegiminės, septinės priežastis, kurios sukelia šito sąnario uždegiminius pakitimus, kurie gali būti vienokio arba kitokio senumo. Tai kaip akromijo klavikulinio, taip ir sterno klavikulinio sąnario matysim osteofitus, matysim išlindusi protrūzišką diską, sąnarinis tarpas gali susiaurėti, atsirasti uzūros. Visame šitame fone ir prie degeneracinių pakeitimų nebūtinai kaip prie sterno klavikulinio sąnario, kur patogenezijai galimos įvairios sąnarinių kapsulių išlindimai į paviršių ir cistų formavimasis. Šitos sąnario cistos dažniau formuojasi vis tik dėl degeneracinių dalykų. Jos atrodo vėlgi panašiai kaip ir akromijo klavikulinio, tai yra anechogeniška arba su tam tikru užpildu zona prie sąnario, dažnai netgi matant takelį iki sąnario. Ir vėlgi uždegimas, nepamiršim doplerinio režimo, pasižiūrint, neužmirštant pasižiūrėti kraujotakos greičio, kad jis nebūtų nustatytas ant karotidžių, tada mes nematysim kraujotakos. Tai ta kraujotaka turėtų vis tiek atitikti minkštų audinių kraujotakos greičius. Paviršiai būna nelygus, uzūruoti, kapsulės aplinkinių audinių pagausėjusi kraujotaka, kuri nurodytų į tam tikrą uždegimo aktyvumą. Čia jau prasidės reumatologiniai dalykai, kuriuos mes atskirti vieną nuo kito nebegalėsim. Manau, kad ultragarsinių tyrimų esmė yra ne užrašyti diagnozę, bet aprašyti pakitimus, kurie būtų, tai yra padaryti tik tai echoskopinę išvadą. Tai mes ko gero tiek ir apsiribotumėm. Iš tam tikrų kazuistinių dalykų, kurie nebūna dažni, tai nereikėtų užmiršti be abejo ir navikinių dalykų, kurie gali būti tiek metastazinės kilmės, gali būti limfomos, aplinkinės arba peraugimo iš krūtinės ląstos navikų. Tai vėlgi matysim kažkokias tai mases, vienaip arba kitaip pažeidžiančios kaulinį kontūrą, nesant visiškai aiškiai, kas tai būtų. Manau, pakaktų tik tai aprašyti, kad tai yra papildomas tumorozinės masės aplinkui. Jeigu pavyksta vertinti jų santykį arba kaulinio kontūro nutraukimą, tai būtų irgi puiku. Tai apibendrinant šitos dalykus, tai namo mes dar nesiskirstysim, dar bus bandymų poligonas čia už stiklo, galėsim visus tos dalykus apžvelgti. Tai vis tik neužmirštam, kad yra dvi pusės, radus kažkokią patologiją palyginti su kita, dominuoja vis tik degeneraciniai pakitimai šitų sąnarių ir retkarčiais panaudokim ir kraujotakos režimą, kad įvertinėm aktyvumą. Tai tiek apie šitos du sąnariukus.
dar šiek tiek informacijos dėl mūsų tolimesnės veiklos. Tie kolegos, kurie yra įstoję į raumenų skeleto ultragarsinės diagnostikos draugiją, kviečiam po praktikumo, galbūt 16:30, visi čia kartu būsim, dar padaryti tokį susirinkimą, apsitart dėl tolimesnės draugijos veiklos, dėl tokių, sakysim, struktūrinių dalykų kaip valdyba, kaip rinkimai. Tai dar kvieščiau sudalyvauti tų, kurie norit veikloj būti, ypatingai tuos žmonės ir tos kolegos, kurie pagalvojat, kad jums viskas aišku čia, tai jūs galbūt galėsit mums labai daug ko padėti. Na, tiesiog dalintis patirtimi, o kas susimaišėt tarp visų terminų, tai irgi junkitės, tuos terminus galėsim struktūrizuoti, juos kažkaip tai sudėlioti ir išsiaiškinti. Tai ačiū Jums už dėmesį.